Labas, 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 matematika. Sveiki, draugai ir draugeliai. Visi skaičiukai, figūrėlės ir formulytės. Štai ir dar viena savaitė praskriejo į avilį skubantį bitutė. Ar matėte? Jis skuba grįžti namo, nes dideliais žingsniais atkulniuoja paskutinysis rudenėlio mėnuo lapkritis. Mėnuo, kai krenta lapai, kai dienos trumpėja taip greit, o vargšė nosytė rytais vis aršiau ima kasti šaltukas. Bet šiandien susirinkome kalbėti ne apie šaltuką, o apie linksmąją matematiką. Tad kas mus jau pažįsta, sakome labas, aš krabas. O kas įsijungia mus pirmą kartą, prisistatome. Su jumis sveikinasi Pleputė Lina ir smalsutė Ieva, bei laidelė Labas matematika. Babam! O štai ir 5. Labas matematika laidelė. Jūs net nenumanot, su kokiu išdykėliu šiandien susitiksime. Tačiau prieš tai noriu patikrinti, ar per savaitę nepamiršote ilgaūsio vinetuko, darbštuolio ūkininko dvejetuko bei pyragų kepėjos trejetukės. Nagi, noriu patikrinti jūsų atmintį. Taigi dabar pažvelgiame į savo delniuką. Išskaičiame pirštukus ir skaičiuojame. 1, krūtiname nykštį. 2, krūtiname smilių. Ir 3, krūtiname didįjį pirštą. Nagi, pabandom dar kartą. 1, krūtiname nykštį. 2, krūtiname smilių. 3, krūtiname didįjį pirštą. Valiau, paplojame patys savo. Taigi, šokam į patogų krėslą ir keliaujame į Mada matematikos miestelį susipažinti su ketvertuku. Bet tiesa, kaip jau puikiai žinote, keliauti į Mada matematikos miestelį mes negalime tol, kol nepasakėme burtažodžio. Turbūt daug kas jau puikiai moka. Tai reikia tik 4 kartus suploti. Tada 4 kartus sutrepsėti ir garsiai sakyti Labas matematika. Na, tad visi pabandome kartu. Plojame. Trepsime. Ir sakome Labas matematika. labas, 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 matematika. Rubrikėlė, pamokėlė. Rubrikėlė, pamokėlė. rubrikėlė, pamokėlė. Per visą miestelį nusidriekia juodų dūmų šleifas ir svylančių padangų kvapas. Kasgi čia dedasi? Iš kur visi šie dūmai ir tas rankus bumbsėjimas? Apsidairykime. Aha, žinoma, tai jų ketvertukas grįžo namo. Jis kaip tik buvo pas savo draugą ūkininką dvejetuką ir ten rengė dalybos vakarėlį bei klausėsi senų roko plokštelių. Ketvertukas mėgsta roką, todėl dažnai perka roko plokšteles. Jis visuomet įsigyja po 4 plokšteles. Vieną savo, antrą atsarginę, jei netyčia pirmoji susibraižytų, ir dar 2 savo draugui dvejetukui. Nusipirkęs plokšteles, jis jas atsineša pas dvejetuką ir dalydamasis 2 plokšteles palieka savo, o 2 atiduoda draugui. Tuomet jie ilgai klausosi roko ir linksmai gurkšnoja dvejetuko sode užaugintų obuolių sulčių. Tačiau ketvertukas ne šiaip jau koks paprastas skaičiukas. Jis tikras rokeris. Vaikšto su odinėmis kelnėmis,
visada kiek pasivėlęs, o tamsiais saulės akiniais prisidengęs akis. Jo pomėgiai garsiai klausytis muzikos, tačiau dažnai neapsikentusi ketvertuko kaimynė trejetukė ateina paprašyti pamažinti garsą, mat jos pyragų tešla neiškilsianti. Ketvertukas nors ir kiek išdykėlis, tačiau visuomet klauso ir patylina arba išjungia muziką. Po to sėda į savo juodą Audi ir išlekia kur nors pasivažinėti. Ketvertukui labai patinka Audi. Kodėl? Ogi nes Audi ženkliuką sudaro net 4 žiedai. Ketvertukas kiekvieną ketvirtadienį savo Audi kruopščiai nuplauna, apžiūri jos ratus. 1 ratas, 2, 3 ir 4 ratai. Suskaičiuoja ketvertukas, ar visi ratai vietoje tebėra ir linksmai pasuka link namų, panosėje niūniuodamas dar vieną negirdėtą melodiją. Madam matematika per savo dvaro langą stebi ketvertuką ir mąsto. Tas išdykėlis ketvertukas. Bet geras ir draugiškas jis skaičiukas. Nuolat viskuo dalyjasi ir yra paslaugus. Tikras lyginis skaičiukas. Juk nieko tokio, kad ir kokią išdaigą kada iškrečia. Visgi jis nėra blogos širdies. O juk ir nuo jo muzikos, tik ne per garsios. Miestelyje gyventi smagiau. Rubrikėlė pamokėlė. Rubrikėlė pamokėlė. Rubrikėlė pamokėlė. Tai toks tas ketvertukas. Chuliganiukas, bet geros širdies skaičiukas. Mėgsta jis kartais pasukti Saulyčių miestelio aikštėje, bet niekuomet nieko blogo nėra niekam padaręs. Tad vaikai, jei kada gatvėje pamatysite juodą Audi, iš kurios sklis garsi muzika, žinokite, kad ten važiuoja ketvertukas. Galite net Audi žiedus suskaičiuoti. Pamatysite, jog iš tiesų jų visi 4. Na, vaikai, dabar atsiminsite, jog ketvirtasis skaičius yra 4? Pabandome skaičiuoti nuo pradžių. Ilgaausis 1, ūkininkas 2, bandelių kepėja 3, rokeris 4. Dabar visi kartu skaičiuojame garsiai. 1, 2, 3, 4. Pabandome įsivaizduoti automobilį. Nagi suskaičiuokime jo ratus. Rodome į ratą, esantį prie vairuotojo durelių. 1. Tuomet einame prie kito rato. 2. Einame toliau. 3 ratai. Ir beliko tik nutapenti prie paskutiniojo rato. 4. Kai būsite lauke, būtinai suskaičiuokite gatvėje stovinčių mašinų ratus. Galbūt rasite kokį automobilį su daugiau arba mažiau ratų. Tai bent būtų. Vaikai, o kasgi po ketvertuko eina? Ogi 5. Bet apie penketuką pakalbėsime kitą kartą. Tad dabar, kad būtų lengviau įsiminti ketvertuką, pasiklausykime Kosto Kubilinsko eilėraštuko apie ketvertuką. Malūnėlį tu turi. Kiek sparnelių? 4. Klausia Milda ir Audrys, ar malūnas nenuskris? Nenuskris, juk tu žinai, kad mediniai jos sparnai. Va staliuką aš turiu, ant kojelių 4. Prie staliuko sėdi lėlės, laukia mano arbatėlės. Vežimuką tu turi. Kiek ratukų? 4. 1, 2, 3. O kur 4? Nusirito net netvirtas. Ristą žirgą aš turiu ant kojelių 4. Kai išjoju aš į pulką, tai po kojų kelias dulka. Pasagų tai neturiu, o kiek reikia,
4. Aš pakaustysiu žirgelį ir išjosiu į darželį. Matematika vyresniems. Trupmenos. Ar esate suvalgę visą didžiulį tortą? Turbūt ne, nes labai skaudėtų pilvuką. O kaip sužinoti, kokią dalį torto suvalgėte? Jei su mamyte, tėtuku, sesute ir broliuku pasidalinote tortą į lygias dalis, jums teko 1/5 torto dalis. Užrašyti tokio skaičiaus negalime nei vienetuku, nei penketuku. Bet tam yra skirtos trupmenos. Jei suvalgėte vieną iš lygių torto dalių, torto dalį, kurią suvalgėte, galima užrašyti trupmeną 1/5. Viršuje rašome vienetuką, o apačioje penketuką ir dedame tarp jų brūkšnį. Paprašykite mamytės ar tėvelio, kad parodytų, kaip rašyti trupmenas. Pabandykime suskaičiuoti. Jei jūs suvalgėte 1/5 torto ir visi suvalgė po 1/5 torto, galime suskaičiuoti, ar visas tortas jau suvalgytas. 5 žmonės suvalgė po 1/5. Gauname rezultatą 5 × 1/5. Kai sudauginame šiuos skaičiukus, gauname 5/5. Kągi šis keistas išsireiškimas reiškia? Ogi tai, kad suvalgytos 5 dalys iš 5. O tai reiškia, kad suvalgytas visas tortas. Taigi, 5/5 yra lygu 1, nes suvalgėme visas galimas torto dalis. Iš viso turime 10/5, nes turime 10 penktadalių. Jei tėvelis suvalgė 2 dalis, o jūs visi po 1, buvo suvalgytos jau 6 dalys. Taigi suvalgėte 6 dalis iš 10 dalių, o kitaip tariant, 6/5 iš 10/5. Liko 4/5. Taigi, liko 4/5, o tai yra nepilnas tortas, o vienas šiek tiek apkramtytas torčiukas. Matematika vyresniems. Visos
Archimedas. Kartais sakoma, kad Archimedas geriausias visų laikų mokslininkas. Na, kad jis geriausias senųjų laikų mokslininkas, tai tikrai. Jis gimė apie 300 metus prieš Kristų. Archimedas sukūrė neįtikėtinus išradimus. Pavyzdžiui, Archimedo letena. Tai toks prietaisas, kuriuo galima pakelti ir apversti laivus. Pasakojama labai smagi istorija apie Archimedo išmonę. Karalius įsakė auksakaliui pagaminti auksinę karūną. Tačiau jis nerimavo, kad auksakalys jo neapgautų ir vietoj aukso neįmaišytų kito metalo. Karalius paprašė Archimedo išsiaiškinti, ar karūna pagaminta vien iš aukso, bet liepė karūnai niekaip nepakenkti. Mintis, kaip šį uždavinį išspręsti, gudruolį Archimedą aplankė maudantis vonioje. Jis pastebėjo, kad kai atsiguli į vonią, vandens lygis pakyla. Jis suprato, kad kiek pakils vanduo priklauso nuo kūno tūrio. Jis taip apsidžiaugė, kad šoko iš vonios ir nuogas išbėgęs į gatvę sušuko: Eureka! Tai lietuviškai reiškia atradau. Archimedas taip pat suformulavo sverto pusiausvyros taisyklę. Svertas toks pat mechanizmas kaip supynės, ant kurių galima suptis dviese ir nusverti vienas kitą. Jei jūsų draugas už jus dvigubai sunkesnis, jis turi atsisėsti dvigubai arčiau supynių vidurio, tada galėsite suptis. Jei abu sėdėsite supynių galuose, draugas nusvers jūs ir supynės nejudės iš vietos, o jūs tiesiog pupsosite ore ant aukštai pakilusio supynių galo. Tas gudruolis Archimedas dar yra pasakęs: duokite man atramos tašką ir aš pajudinsiu žemę. Tačiau visgi šio taško dėdulė Archimedas nerado. Turbūt netaip jau paprasta jį surasti. Rimti dėdės ir tetos. Kaip įdomu! Kaip įdomu! Ledas. Ar pamenate, ką sugalvojo Archimedas apie vandenį ir karūną? Panašų eksperimentą galite išbandyti ir namuose. Iš šaldiklio paimkite ledo gabalėlį ir įdėkite jį į stiklinę. Į tą pačią stiklinę įpilkite kiek telpa vandens. Palaukite, kol ledas pradės tirpti. Pamatysite, kad vanduo bėga per kraštus. Kodėl? Ogi todėl, kad vandens tankis yra didesnis nei ledo ir ledas pavirtęs į vandenį užima daugiau vietos. Mūsų veidukuose yra net 90 raumenukų. Būtent dėl to mes galime šypsotis, krūtinti antakius, suraukti kaktas ar mirktelėti akyte. Nagi, pabandykite pajudinti visus savo veiduko raumenukus. 1, 2, 3, 4, bandom! Ar pavyko? Ne? Tuomet visi pasiimkime už savo lūpų kampučių, capt už vieno, capt už kito ir iš lėto kelkime juos į viršų. Valio! Štai ir šypsena. Nepameskime jos visą dieną ir savo lūpų kampučius aukštyn kilstelėti pakvieskime visus aplinkinius. Apskritimas. Čiupk siūlą,
apjuosk jį aplink ką nors apvalaus. Puodelį, lėkštutę, dubenėlį, dviratuko ratą, kamuoliuką ar kitą panašų daiktą. Tik juosk plačiausioje vietoje. Ir išmatuok, kokio ilgio siūlas apjuosia tą daiktą. Tai apskritimo, kurį galima apibrėžti apie turimą daiktą ilgis. Dabar su siūlu išmatuok atstumą per apskritimo plačiausią vietą. Greitai čiupk skaičiuotuvą ir padalink pirmąjį skaičiuką apskritimo ilgį iš antrojo skaičiuko apskritimo skersmens. Ir kiekgi rodo skaičiuotuvas? Leisk atspėti. Tai skaičius artimas 3. Ir kaipgi man pavyko atspėti? Ogi dalindami šiuos 2 skaičius, gauname skaičiuką pi, kurio apytikslė reikšmė 3,14. 2000 žingsnių. Per dieną būtina nužingsniuoti bent jau 2000 žingsnių. Tai yra apie 1,5 kilometro. To pakanka, kad išlaikytume stabilų savo kūno svorį. Tyrimais įrodyta, kad pusvalandis per dieną energingo žingsniavimo gerokai sumažina riziką susirgti širdutės bei kraujagyslių ligomis. Negana to, tai kelia nuotaiką ir gerina savijautą. Tad nieko nelaukę, po laidelės čiupkite pirštinaites, kepuraitės, kaklą apsivyniokite šiltu šalikėliu ir bent jau pusvalandžiui išskuoskite į lauką. O kad būtų linksmiau lauke, net ir savo žingsnius galite suskaičiuoti. Lauksime jūsų laiškučių, kuriuose papasakokite apie tai, kaip jums sekėsi skaičiuoti savo žingsniukus arba piešinukų, kokiame gražiame parke vaikščiojate. Laiškučius siųskite adresu labasmatematika@gmail.com. Kaip įdomu. Kaip įdomu! Štai ir laidelės pabaiga. Tikimės jums buvo taip pat smagu kaip ir mums. Jei nespėjote mūsų įsijungti nuo pradžių, nieko tokio. Dabar mus galite rasti YouTube kanale Labas matematika ir klausyti nors ir 1000 kartų. Taip pat laukiame jūsų laiškučių. Juos siųskite adresu labasmatematika@gmail.com. Susitiksime kitą pirmadienį 15:05. Na, o laidelę Labas matematika kūrė smalsutė Ieva Jasiūnaitė ir pleputė Lina Matiukaitė. Iki susitikimo, draugai. Labas, 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 labas.